Kovo 4 pasaulinė inžinerijos diena. Panevėžyje šios srities specialistai yra itin reikalingi. Dėl to inžinerijos dieną mieste šiemet nuspręsta minėti visą mėnesį. Iš vienos mažos idėjos, ją tobulinant, mes turime šiandien Inžinerija Panevėžio DNR veiklų tinklelį, kuris tęsiasi visą mėnesį ir Panevėžys švenčia inžineriją. Nuo vizitų į įmonės, įvairios konsultacijos, paskaitos, praktiniai užsiėmimai. Tai, žodžiu, mes šiuo renginiu labai džiaugiamės, kad didelis platus ratas jungiasi partnerių, kurie tas veiklas ir siūlo. Ir būtent šitos visos veiklos skirtos nuo pačių mažiausių iki pačių didžiausių. Pirmas Inžinerija Panevėžio DNR renginys šiemet vyko robotikos centre Robolabas ir regioninėme STEAM atviros prieigos centre. Pusdienį trukusios veiklos pavadinimu Merginos inžinerijoje suvienijo kartas nuo anūkių iki močiučių. Robotų konstravimas ir programavimas. Taip pat pakviesime programuoti mikrobitą. Merginos turės progą susipažinti su chemijos laboratorija, ką mes ten atliekame. Tai mūsų chemijos laboratorija Lina tikrai labai vaizdžiai papasakos, kokių mes atliekame veiklų ir šiandien duos patyrinėti su mikroskopais, su jais susipažinti. Taip pat paprojektuosime tiltus. Tai pasiūlysime įvairių medžiagų, tokių kaip makaronai arba antrinės žaliavos ir tiesiog komandos turės galimybę pasirinkti, iš ko nori sukonstruoti tą tiltą ir, aišku, tikrinsime jų stiprumą. Dažniausiai mamos ir močiutės tarp darbų jau pasimeta, pasiklysta ir nebegali skirti tiek daug to laiko. Tai va čia yra proga ne tik pabūti inžinierium, atsidurti, kaip sakiau, va tuos inžinieriaus batuose, bet kartu pabūti su savo dukras, mama, kartu pakurti, pabendrauti, tiesiog skirti laiko savo. Panevėžyje daugelį dienų švenčiant inžineriją ši profesija taip paminima yra jau 3 kartą. Kasmet partnerių ratas plečiasi, o šiemet į įvairias veiklas susijusias su inžinerija kviečia ir tokios gerai žinomos bendrovės kaip Adax, Schmitz Cargo Bull Baltic ar Panevėžio stiklas. Pilną renginių Inžinerija Panevėžio DNR programą galima rasti agentūros Panevėžys Now internetinėme puslapyje.